įvairių uždavinių, visokių, o paskui jau eisim į išvestinės, įsimečiau tą skaidrę, mes patirsim išvestinių malonumą. Dabar tie įvairūs uždaviniai, tai išsimečiau aišku nelengvų. Kodėl nelengvų? Todėl, kad pamačiau va, dabar bandomajam, kad kažkas va tokio ir buvo bandomajam, tik čia dabar klausimas didžiausias nelygybės sprendinys, ne? Klausimas keistas, o ten gal išspręskite. Nu, tai šitą galim užsihaidint. Aš pastebėjau, kad visada logaritminiais nelygybės būna. Visada pastebėjau, kad visada būna. Tai dabar ką reikia suvokti? Reikia suvokti, kad aš galiu logaritmus numušti tada, kai pagrindai sutaps. Aš jau jums davęs tą skaidrę, čia pasikartojam. Aš galiu logaritmus numušti ir tai dar numušti aš galiu, atsimenat, kad jeigu aš numušu pagrindą mažesnį nei 1, tai šiuo atveju 0,2, tai aš turiu apsukti nelygybės ženklą. Ir dar vienas dalykas, aš turiu turėti po vieną logaritmą iš abiejų pusių. Tai už tai šitas uždavinys realiai tikrai yra vertas 4 taškų. Ten mačiau bandomajam buvo 4 taškai. Kodėl jis vertas 4 taškų? Nes yra daug žingsnių, kuriuos mokinys gali paslysti. Labai daug žingsnių. Pirmas dalykas. Logaritmai šiuo atveju kairiai pusėje yra 2, man reikia, kad būtų 1. Dešiniai pusėje yra 1, viskas su juo gerai, bet kairiai pusėje yra jų 2. Kaip dabar susiplanuoju, kaip aš apskritai skaičiuoju logaritmus? Pirmas. Apskaičiuoju be apibrėžimo srities. Antras. Suderinu su apibrėžimo sritim. Nes kiti ten deda į sistemas ir paskui paišau sistemų per visą lapą įkyru. Iš pradžių aš apsimetu, kad apibrėžimo sritis neegzistuoja. Tai iš pradžių va čia jūs tikrai žinot, ką reiškia pliusas. Kai tu logaritmus supliusuoji ax plus log ay, tai yra egzaminų lape tokia taisyklė log ax kart y. Tai reiškia, mano atveju, jau aš pradedu spręsti. Pirmas, gal taupysiu vietą čia iš. Sprendžiu. Reiškia, log 0,2 ir einu kur nors juodrašys čia mano 2x plus 3, aš turiu sudauginti su 4x minus 5. Atsiskliaudinėjau, bam, tai kiek čia bus 8x kvadratu minus 10x, ką aš čia rašau, minus 10x plus, dabar šitas karčitas, ne, 12x, jau žinau, kad šitie draugai, ir tada minus 15. Nu, kas atskliaus nemoka, tai visai baisu, bet aš tikiu, kad visi moka atskliaus. Tai 8x kvadratu, šitie draugai patapo plus 2x, tas minus 15, vis dar daugiau arba lygu už log 0,2 13. Tada atidžiai atkreipiu dėmesį į pagrindą. Siunčiau jums tą skaidrę. Jei pagrindas mažesnis nei vienetas, apsuku ženklą ir čia pirma paslydimo vieta. Visų pirma, jeigu aš jau šitaip užsirašiau, aš manau, kad aš jau gaunu 1 taškas. Aš manau, kad aš jau gaunu. Dabar apsuku nelygybę. Jūs ten nenumuškit, atsiminkit, jūs ten nenumuškit. Aš numušu, kad žmonės atsimintų. Jūs nenumuškit, jūs taip nenubraukit, nes dar koks nors Dzeusas neuskaitys jums, sakys, toliau netikrinu, ką iš čia padarė. Ne tai, kad numuškit, aš numušu. O tiesiog iš naujos eilutės perrašykit 8x kvadratu plus 2x minus 15 daugiau arba lygų už 13, perrašot. Mes, kad atsimintų mūsų smegenys, numušam, blogai padariau, turėjau keisti ženklą, mažiau arba lygų. Kaip čia jums prisiminti? Pagrindas mažesnis nei vienetas keiti. Kodėl aš rašinėju šitos dalykus? Kad jūsų smegenis, kad jūsų kažkuriems žmonėms yra fotografuojanti atmintis ar kokia ten skaitus. Tai jie taip atsimena, kai aš parašau, dar paspalvinu kartais,
va taip pagrindas mažesnis nei vienetas, nelygybėse keiti apsukau. Tai dabar 8x kvadratu plus 2x šitą į kitą pusę, minus 28 mažiau arba lygu už 0. Dar visai galima, nors ne, viskas. Brėžiu skaičių tiesę, pasižymiu x1, x2. x1, x2 pasižymiu. Kas yra x1, x2? x1, x2 tai jūs turit skaičiuotuvą. Jums parodys skaičiuotuvas. Susivedę koeficientus 8, 2 ir minus 2, 8. Jums parodys, aš fotometu bandau nusifotkinti. Ar kas man gali pasakyti, suvedę gal kas nors gali pasakyti. Padėkit man skaičiuoti kartais, jeigu. Nu va, aš negaliu pasakyti iš mano fotometų, nes dar turiu parašyti lygų 0. Šitą turiu fotkinti. Jums skaičiuotuvas, atsiminkit, Casio skaičiuotuvas. Jau rodo man. Minus 2 ir 1,75. Kaip aš šitą sprendžiu? Galima spręsti visas nelygybės galima spręsti intervalų, bet kadangi aš čia pažįstu parabolę, aš sprendžiu parabolės metodu, kuris šakos į viršų. Kodėl šakos į viršų? Vėl. Čia mano juodraštis, x kvadratu šakos į viršų, minus x kvadratu šakos žemyn. Kai šakos į viršų, tai visada atidedu plius, minus, plius. Ir dabar ko manęs paprašė, tą ir atsakau, tą renkuosi intervalą. Paprašė mažiau už 0, reiškia, renkuosi šitą intervalą. Ir jeigu jūs, ta prasme, jeigu čia būtų tik įspręsti nelygybę ir jeigu jūs jau čia manytumėt, kad čia jau viskas super, įvyko geri dalykai, tai neskubėkit, nes šitas atsakymas gali pasikeisti, kai mes pradėsim ieškoti apibrėžimų srities. Jums gali į egzaminą tiesiog sakyti, surask apibrėžimų sritį. Nu tiesiog. Tada aš pasiimu antras apibrėžimų sritis. Apibrėžimų sritis aš vėl pasimsiu spalvų, kad jūs gal kažkam užsiliks galvoj. Kai mes kalbam apie apibrėžimų sritį, tai jūs nusirašot šituos daiktus ir sakot, kad jie daugiau už 0. Šito nusirašyti nereikia, kodėl, nes jisai skaičius. Nusirašykit viską, kas po logaritmais, kas su x-ais. Šiuo atveju jau tikrai reikia dėti į sistemą. Dedu į sistemą 2x plus 3 daugiau už 0 ir 4x minus 5 daugiau už 0. Sprendžiu tą sistemą. 2x metu 3 į kitą pusę ir paskui pasidalinsiu. 2x daugiau už minus 3. 4x daugiau už 5. Dalinu iš 2. Dalinu iš 4. Stengsiuos gražiai spręsti. Tai čia bus x daugiau už minus 1,5. Čia bus x daugiau už 5 iš 4 padalinus 1,25, ne? Lygtais. Gerai. Dabar aš nusibraižau dvi skaičių tiesės apibrėžimų sričiai ir gausiu vieną atsakymą. Jaučiat, koks čia žiaurus uždavinys, kokį žiaurų įsimečiu. Minus 1,5 yra čia. 1,25 yra čia. Ir brūkšniuoju. Ir mano apibrėžimų srities atsakymas. Apibrėžimų sritis tai leistini x-ai. Mano apibrėžimų srities atsakymas einu derinti su šituo atsakymu. Mano apibrėžimų, jeigu manęs klausų apibrėžimų sritis x priklauso intervalui nuo 1,25 iki plus begalybės. Dabar pajauskit. Reikia šituos atsakymus sujungti. Kad tu gautum nelygybės atsakymą, reikia juos sujungti. Kad tu gautum pačios nelygybės. Čia nebūtinai bus toks klausimas, sakys, išspręsk nelygybę. Tai dabar, kad juos sujungti, tai aš atliksiu trečią veiksmą. Trečias veiksmas. Nusirašau. Pasidarau taip normaliai šitą, nusirašau. Ir tą atsakymą, šitą atsakymą, kaip ir pasidedu į savo skaičių tiesę. Minus 2 ir 1,75. Galiu imti viduriuką. Suprantat, kad čia pirmas tai kaip ir ieškojau atsakymo pačio logaritmo, antras ieškojau apibrėžimų srities, o trečias sujungiu. Jums dabar užsiliks, tikiuosi galvoj ir jūs sujungiu. Ir
Ir visada jo logaritminė nelygybė, aš kiekvieną egzaminą metai iš metų matau ir vis matau už 3-4 taškus, šituos taškus nepaliekam niekur, niekur nepastrikit, niekur. Ir dabar šito atsakymas nuo 1,25 iki begalybės, nuo 1,25 neužtušuotas, neužtušuotas, nuo 1,25 čia kažkur iki begalybės. Tai dabar kokiam rėmelį aš galėčiau paimti? Va, šitam rėmelį. Va, šitam rėmelį. Va, tik koks mažytis atsakymas. Lygtais aš būčiau gavęs, dauguma tai padaro, dauguma neranda apibrėžimo srities, manau, kad jau įsprendė, numuša logaritmus ir viskas, ir jiem gerai. Tai mūsų atsakymas, galutinis atsakymas yra va, šitas tarpukas. Nuo 1,25 nesiskaito iki 1,75 skaitosi. Va, koks uždavinys. Stipriai man patiko jisai. Kodėl man stipriai patiko? Todėl, kad tu gali paslysti bet kuriam momente. Gali neapsukti ženklų ir, atsakymas. Bet klausimas čia keistas, ne? Aš iš edukaus paėmiau visada, edukai klausimai visokie įvairūs. Didžiausias nelygybų sprendinys, net nesveikas didžiausias, o šiaip didžiausias tai ir yra tas kampinis dešiniausias, tai ir yra 1,75 teisingai sprendė. Jeigu šitam mokat, jeigu šitam nepaslysit, viskas, super, 4 taškai, kokie 3-4 taškai logaritmų visada būna nelygybių, visada, aš visada matau jas. Važiuojam toliau. Kitas uždavinys. Tai šitas uždavinys aš garantuoju, kad bus, todėl aš per kiekvieną pamoką kažką su logaritmais padarysiu, kad jūs jau, 100% man su logaritmais, ta prasme, nieks negali klysti, nieks. Kad šitas su moduliu kažkas bus, aš irgi tikiu, bet čia greitukas, čia vadinasi greitukai uždaviniai. Kažkoks x daugiau už 10, sako, tu panaudok kažkokį x daugiau už 10, kad nusistatytų modulio ženklus. Kažką x daugiau už 10, tai tarkim, kad ir 20, ne? Ir nusistatau ženklus, prisiminkit taktiką. Kai čia įstatau 20, tai gaunasi viduj minusas. Kai čia įstatau 20, viduj gaunasi pliusas. Tai reiškia, tik šitą reikia keisti, šito nereikia keisti. Tai gausim x minus 6 plus x minus 3. Modulio esmė yra numušti modulį. Važiuojam, pasibraukim panašius narius. X su x bus 2x. Šitas su šituo bus minus 9. Atsakymas C. Šitas uždavinys 1 tašką vertinu. 1 taškas vertinu. Ar jis gali būti? Faktas, kad gali būti. Atsiminkit, kai duoda modulius, juos reikia numušti ir visada duoda šitą numušimui. Tikiuosi visi suprato. Šitą suprato visi, važiuojam toliau. Su aibėm irgi bus uždavinys, ne tik čia aš keistesnį įsimečiau. Aibė A, aš tai visada nusibraižau situaciją. Aibė A yra tokia. Aibė A yra nuo minus 2 iki 2. Ir pasibrūkšniuoju čia viduj. Aš braižausi, kad ir kiek čia tų aibių man duoda, aš braižausi vieną po kitos. O aibė n yra natūralių skaičių aibė. Dar atsiras žmogus, kuris nežino, ką reiškia natūralų skaičiai. Tikiuosi visi žino. Natūralų skaičiai, kai tu turi klasę ir klasė yra bent vienas klasiokas, tai natūralų skaičiai taip lengviausia atsiminti. Tai 1, 2, 3, žodžių žmonės. Natūralų skaičiai yra žmonės. Primenu, jeigu yra tokių, kurie nežino, nepakenks pakartot. Man labai atitikmenį patinka, kaip klasiai, kurie yra bent vienas mokinys. O mokinių skaičiuoji, nesakysi 1,5. Jo. Gerai. O natūralių skaičių aibė. Kas yra natūralūs skaičiai? Tai jau reikia gerai atidėti, ne? Tai yra vienas skaičius, vienas. Čia ne intervalas, čia skaičius. Gal taip aš atidėsiu. 1, 2, 3 ir taip toliau, jau pagavot idėją, kad tie toliau man nereikalingi ir taip toliau. Dabar, ko manęs prašo, apskaičiuok sankirtą, tai reiškia, kas bendro mes šitą turim. A sankirta su B yra sutampa vienetai, ten irgi yra vienetas. 1 ir
2 ir galima dėti į tokį keistą, nu, tipo, 2 elementai, tik 2 elementai. Kiek elementų turi aibių A ir N sankirta? Atsakymas 2 elementai. Atsakymas 2 elementai. Uždavinys padarytas. Ar gali tokį įdėti egzaminą? Kodėlgi ne? Man jis patinka, man viskas gerai. Tai nestandartinis tas, kur uždavinys, kur duoda, nu, tipo, vieną intervalą, ten kitą intervalą ir tipo, rask sąjungą, sankirtą ar skirtumą. O čia truputį biškį nestandartų įdėti, nu, man visai patinka, dar kažkoks žmogus nežinos, kas nenatūralūs skaičiai. Už tai aš tokių dabar, per mūsų pamokas, už tai aš tokių ieškosiu, tokių biškutį nestandartinių, truputį va tokių. Man patiko šitas uždavinys. Ar bus aibės? Visada jos būna, kol kas visada būna. Uždavinys sekantis, kur žvelgiant į jį atrodo, kad jis sunkus, bet iš tikrųjų nesunkus. Iš tikrųjų nesunkus. Einam čia biškį prisimint, ką daro šaknys. X viena antroji, pavyzdžiui, tai reiškia šaknis iš x. X viena trečioji, tai reiškia trečio laipsnio šaknis iš x. X dviem trečiosiom, tai reiškia viršutinis rodo koks x pakeltas kokio laipsnio, apatinis rodo kokią šaknis ištraukti. Viskas, visi suprato šitą. Ant to ir pastatytas greičiausiai šitas uždavinys. Ir visus skaičius aš dabar šitą iš vis nusimušu, nes man sako viską paverst per dvetą, bet galėtų man ir nesakyti, pats susiprautėčiau, kad aš noriu viską per dvetą. Tai dabar čia šitą situaciją aš imu šitą dvetą ir suprantu, kad jį įtakojo kas, ne? Jį įtakojo šitą šaknis, tik viena šaknis. Palaukit, gal per skliaustelį daryti viską? Jo, per skliaustelį. Bandysiu taip daryti. Gerai, imu kitą dvetą. Šitas ketvirtas, ketvirtas tai yra 2 kvadratu. Imu kitą dvetą. Bet jį įtakojo ne viena šaknis. Gal rodau. Šitą ketvertuką įtakojo šitą šaknis ir šitą šaknis. Tikiuosi pajautėt. Ir dar ketvertukas yra 2 kvadratu. Tai čia 2 kvadratu, tai čia yra ketvertukas. Tada jį įtakojo šitą šaknis, tai reiškia 1 trečioji. Ir dar įtakojo, dar vieną varau, dar įtakojo šitą šaknis, tai reiškia 1 antroji. Va, gerai. Važiuojam toliau. Imu kitą spalvą, dabar kalbam apie šitą dvetą. Tikiuosi jau pagaunat idėją, kad aš iš tikrųjų darau tai, kas įtakoja. 2 yra pirmųjų laipsnių, bet šitą dabar šaknis įtakoja, tai bus 1 penktoji. Įtakoja šitą šaknis, tai reiškia 1 trečioji. Ir dar įtakoja ta didelį šaknis, kuri įtakoja visus 3, tai 1 antroji. Viskas, dabar belieka man pasivadovauti laipsnių savybėm. Kokiam laipsnių savybėm? Aš matau tokias. AM. N yra AM kart N. Jų formulių lape, man atrodo, net yra 12. Ir AM kart AM. Paskui jau reikės laipsnių sudėti. M plus N. Aš matau, kad aš, užsilipu ant žirgo ir matau į priekį. Tai šitas pirmas dvejetas yra 2 pirmųjų. Antras dvejetas yra 2. Čia 2 kart 1 antroji bus 1 ir dar, tai 2 1 trečiaja. Ir trečias dvejetas 1 penktoji kart 1 trečioji kart 1 antroji. Tai bus 1 trisdešimtoji, ne? Ir tada visus šituos daiktus reikia sudėti. 2. 1 plus 1 trečioji. Kodėl rašau? Nes fotometu fotkinsiu, nes jūs mane padedat. Jūs mane padedat, jūs nedraugiški. Aš tikiuosi niekur nesuklydau. Aš nežinau, gal ir suklydau netyčia, gal kur nors. 2 kvadratu. Nes anąkart kitokį biškį atsakymą gavau. Aš biškį kitokį gavau. Dabar gaunu kažkokį KM 1,30. Anąkart gavau kažkokį kitokį su 11, mes sprendėm ir pažiūrėjom fotometu, kad teisingas buvo atsakymas. Aš tikiuosi, kad aš nesuklydau.
Kažkaip 15 pačioj turėjau gauti. Aš kažkur suklydau, aš rankom skaičiau. Ai, taip, žiūrėkit, pirmo dvejeto aš jau neįtakojau, o jį įtakojo šaknis. Jau matau, kur suklydau, čia ne vienas, o viena antroji. Tuoj. Aš turėjau pačiu 15 gauti. Dabar aš jau tikiu. Dabar jau tikiu. Mes su 11 šitą darėm. Labai stipria. Va, jau gau gerą atsakymą. 13-15. Tai jeigu manęs klausia, apskaičiuok M, tai į atsakymus vedu tai, ką gavau laipsnį. Čia dabar jau tikrai geras atsakymas, po to metu galite nufotkinti. 13-15. Aš čia parašiau, matai, 2 pirmųjų, bet šitas dvejetas buvo įtakotas šito šaknies. Būkite atidus. Tikrinu jūsų budrumą, tikrinu. Specialiai suklydau. Tarkim. Važiuojam toliau. Įspręskite nelygybę ir duoti atsakymų variantai. Kodėl aš noriu šitą įspręsti? Todėl, kad tai yra tikėtinas. Jūsų tikslas yra vėl susivienodinti pagrindus, nu čia bus iksuoju, čia bus dar kažkas, ir juos numušti. Ir jeigu pagrindas mažesnis už vienetą, keiti. Dabar viena taisyklė yra. Pavyzdžiui, jeigu yra 2/3 parašyta šiaip pirmuoju, tai yra 3/2 minus pirmuoju. Atsimena tą taisyklę, jeigu tu apverti, tu pakeiti laipsnio ženklą, jeigu tu apverti. Tai va, aš, pavyzdžiui, šitą apversiu, man labai patogu šitą apversti. Jaučiat, kodėl man patogu? Nes bus 2/7 minus pirmuoju ir dar minus antruoju. Ir antruoju tai bus antruoju. Tai sprendžiu. 2/7 šitą pusę perrašau, x kvadratu minus 1. Daugiau arba lygu. 2/7 minus pirmuoju, minus antruoju, nusimušu viską, nes aš jau supratau, kad jie susidaugina, tai bus tiesiog antruoju. Pasiekiau savo tą pagrindinį tikslą, kad aš turiu po vieną daiktą iš vienos iš kitos pusės, aš galiu nusimušti pagal šitą taisyklę. Nusimušu. Bam, bam. Tai bus x kvadratu minus 1 daugiau arba lygų už 2. Dvejetą metam į tą pusę. X kvadratu minus 3 daugiau arba lygų už 0. Tada mes pasitelkiam į pagalbą skaičiuotuvą, kas neturi skaičiuotuvų. Kas neturi būtent šito skaičiuotuvo, dar kartą priminsiu, nes neįmanoma jo neturėti, 9, 9, 1. Ir būtent su CV raidelį. CV, tai blogai. Jis rodo x1, x2. Aš matau iš karto x1, x2. Kodėl? Nes aš žinau, kad šitą daiktą galim skaldyti į 2 skliaustelius. X minus šaknis iš 3, x plus šaknis iš 3. Tada aš matau atsakymą geriau. Nusibrėžiam skaičių tiesę, pasižymim x1, x2. Bus užtušuoti, ne? Tai yra x1 iš šitos skliaustelių bus minus šaknis iš 3. X2 bus šaknis iš 3. Ir kadangi x kvadratu yra su pliusu, nu tai šakos į viršų, ne? Tai šakos į viršų, kai šakos į viršų mes džiaugiamės, bus plius, minus, plius. Plius, minus, plius. Taip. O neturi pasikeisti ženklo pusę, nes mažiau už vienetą pagrindą. Jo, turi. Gerai. Ups. Taip. Numušiau ir nepakeičiau. Tikrinu jūsų budrumą, matot, koks aš pinklių spendėjas. Prispendžiau jų pinklių. Šiaip tai, kai užgrybauju, tai čia mano atsivartymas pagrindinis. Tai va. Tai jeigu jau visgi mažiau už 0, nu būtų buvę gaila, kad būčiau užgrybavęs, jeigu mažiau už 0, tai reiškia, manęs prašo šito dugno. Manęs visada prašo to vidurio. Tak. Įmam tą atsakymą, ieškom. Šitas. C atsakymas. O jeigu nebūčiau pakeitęs atsakymą, būčiau rinkęsis D atsakymą, ne? Ir būčiau neteisus. Būčiau stipriai neteisus. Tai jau egzamine, ne? Būkit budrus ir jūs. Matot, aš tai ta prasme, kaip jūs manot, kiek aš surinkčiau egzamine, ne? Kaip jūs manot, kiek aš surinkčiau? Aš tai manau, realistiškai, rinkčiau apie, tipo, iš 100 tikrų balų, ten dar pridėtų, bet be pridėtų aš kalbu. Ten 5 prideda jie išlaiko, ne? Bet aš ne apie tuos kalbu. Aš manau, rinkčiau 9+, kažkas tokio. Gal nespręsčiau kokio tos nesąmoningo sutikimybėm ir dar plus užgrybaučiau, o kaip dabar užgrybauju. Labai aš kartais nesužiūriu, bet tai yra normalu žmogiška. Kokį 9+ rinkčiau, man atrodo. Aš norėčiau nueiti laikyti egzą su mokiniais.
su mokiniais. Gerai. Šitas greitukas uždavinys, bet jis naudingas uždavinys. Logaritmų apibrėžimo sričiai mes naudosim tokį dalyką. Jeigu logaritmas yra trikampiukas ir šitas keturkampis, tai viską dedam į sistemą. Viską dedam į sistemą. Pirmas dalykas, keturkampis privalo būti daugiau už nulį. Trikampis irgi privalo būti daugiau už nulį, bet dar pagrindinis dalykas, trikampis negali būti vienam. Kodėl negali būti vienam, jūs pagalvokit apskritai. Jeigu logaritmas, būtų vienetas, tai būtų tiesiog nesąmonė. Logaritmas pagrindų vienas ir čia parašau kokį nors 5 lygų. Vieną kuopą kelt, kad gaučiau 5. Nu, neįmanoma. Nu, 1 pirmuoju, 1 antruoju, 1 trečiuoju. Nu, neveikia čia niekas su tuo vienetu. Tai vienetas už tai vienetą dar mes atminusuojam. Dabar, ką aš noriu dar pasakyti. Dažniausiai šitas tik būna su x-ais. Dažniausiai tik šitas būna su x-ais. Dažniausiai. VBA2 aš tikiu, kad irgi bus tik tas su x-ais. Bet kartais ir šitas būna su x-ais. Nu tada tai tu turi įkonsiderint ir šitą dalyką. Viskas, pasimokėme iš šitos situacijos, važiuojam toliau. Kita situacija, vėl matau modulius, bet nematau ten kas daugiau, mažiau už nulį, čia matau lygtį, ne? Matau lygtį. Nu, svarbiausia kažkaip startuoti šitą uždavinį. Kaip šitą uždavinį startuoti? Prisimint pagrindinę modulio taisyklę. Ui. Tušinuką pasiimu. Pirmas dalykas. Jei tu kažką lyginiu, pavyzdžiui, x keli kvadratu, arba gal a keli kvadratu ir ištrauki šaknį, tai yra modulis a. Ir ketvirtuoju tas pasgalioja. Antras dalykas. Jeigu tu a keli trečiuoju ir trauki kubinę šaknį, tai yra tiesiog a. Atsiminkit. Tai dabar mes turim šitą situaciją, ne? Mes iš tikrųjų tai turim šitą situaciją va čia. Mes turim tas, kas parašyta, ten po ketvirtuoju, tas, kas viduj parašyta, mes turim parašyti tiesiog po moduliu. Prašom. 6 minus x modulyje plus x minus 6 modulyje yra 14. Tada tokia keista situacija, lygtais tie moduliai nesutampa, bet iš tikrųjų jie sutampa. Kodėl jie sutampa? Ar jūs nemanot, kad jeigu bus parašyta 5 minus 3 ir kitoj pusėje bus parašyta 3 minus 5, ar tai ne tas pats? Nu, pažiūrim. Čia yra dvejetas, čia yra irgi dvejetas, nes modulis padarys pliusą. Tai reiškia, aš galiu vertinti kaip tuos pačius dalykus. Bet kad tai įvertinčiau, tai kad mano akys tai įvertintų, aš galiu tiesiog apsukti x minus 6 modulyje plus x minus 6 modulyje lygų 14. Ką dabar daryti, ne? Ką dabar? Du moduliai kažkokie. Bet jie vienodi. Aš žinau, kad a plus a yra 2a. Einu pasitreniruoju čia savo, ne? Tada modulis plus modulis bus du tokie moduliai. Pasidalinam, aišku, iš dviejų, atsikratom to dvejetuko. X minus 6 yra lygu 7. Ir čia atsiranda toks dalykas. Tiesiog nereikia atsiminti taisyklės, tu pats suprask. Kai tu čia viduj pasigaminsi 7, tai ir bus 7, ne? Bet, pirma, kai x minus 6 tu padarysi 7, tai bus gerai. Bet yra antra situacija. Tu gali x minus 6, tą modulio vidų, matot modulio vidų? Dabar matot modulio vidų. Aš x minus 6 galiu pasigaminti ir 7 ar minus 7, vis tiek modulis man padarys 7. Va, kaip aš matydavau lygtis, aš niekad nemokėdavau taisyklių, aš pats išvardydavau viską, atsimenu, kai buvau toks kaip jūs. Tik 12 klasėje buvo sunku. Aš pradėjau ruoštis nuo kokio balandžio mėnesio pats asmeniškai. Nes 12 klasėje reikalai, reikaliukai, draugai, draugeliai, visa kita, baisu, nėra laiko mokytis. Minus 6 į kitą pusę, tai kiek čia bus? Minus 7 plus 6 bus minus 1. Mes turim 2 atsakymus.
Du atsakymai. Aišku, čia paprašė kažko, ne, ypatingo. Sako, ras mažesnį nelygybės sprendinį. Mažesnis yra minus vienetas. Rašau atsakymą tik minus vienetas, nes to paprašė. Šiaip rašyčiau du atsakymus. Minus vienetas. Nu, nieks nesakys, kad 13 mažesnis, tikiuosi. Važiuojam toliau. Gražus uždavinys, man patinka. Nuo šiol aš dabar bandysiu, žinot, į mūsų pamokas įkelt tokius, nu, kur tikrai bus ir VB, ir jie biškutį tokį nestandartinį. Ar čia standartinis modulio uždavinys? Nu, nestandartinis. Dar čia kažkas nepastebės, kad modulis, dar čia kažkas nesugebės suprast, kad čia jie lygus, čia kažkas nesugebės sudėti. Visko matęs, visko būna. Visko matęs, visko būna. Čia kažkoks, ne, nelygybė, iškart žinau, kad aš spręsiu visas nelygybės intervalų metodų. Visas. Aš turiu turėti vieną nelygybę ir turiu turėti mažiau už nulį arba daugiau už nulį. Aš turiu taip. Jei taip neturiu, aš metu viską į kairę pusę ir bendravardiklinu. Būtinai. Čia jau man subendravardiklinta. Tai reiškia, mane domina dar šitas daiktas. Mane labai domina šitas daiktas. Ar, nu, kodėl jis mane domina? Kodėl jis mane domina, jūs norit manęs paklausti? Ar čia diskriminantas, nu, tipo, ar jis turi x1, x2 apskritai? Ar jis turi x1, x2 apskritai? Jei aš paskaičiuosiu diskriminantą, aišku, jūsų skaičiuotų galite paskaičiuoti. 1 kvadratu minus 4 AC, 4 kart 1 kart 1, žiūriu, kad minus 3. Tai čia įdomus dalykas, dabar žiūrėkit, čia labai įdomus dalykas. Čia žiauriai įdomus dalykas. Kodėl? Aš žiūriu atskirai. Šitas x kvadratų grafikas, aš žiūriu atskirai šitus dalykus. Ir šitas grafikas, nes kiekvienas daiktas yra kaip grafikas. X kvadratų grafikas yra va toks. Čia x kvadratų grafikas. Bet va šitas, tas mėlynas grafikas yra kažkoks toks, ten viršų, jis visada yra pliusinis. Pajuskit dabar šitą, ką aš šneku. Jis visada pliusinis, jis neturi x1, x2, jis visada pliusas. Jis visada duoda pliusą. Reiškia, aš to mėlyno daikto iš vis galiu nevertinti. Jis man nieko nesudarys. Tas mėlynas daiktas, norėjau žymeklį panaudoti. Šita mėlyna parabolė visada teigiama, visada pliusinė. Šita žalia parabolė, matau, kad mažiau arba lygu už nulį. Jinai siekia nulį. Nulį aš turiu paimti būtinai. Tai va, čia nulį aš privalėsiu paimti. O ta apatiniai parabolė, greičiausiai, ta apatinė labai tamsią spalvą panaudoju. Ta apatinė parabolė, jinai turi greičiausiai x1, x2, nu greičiausiai turi. Tai dabar žiūrėkit, kaip aš pasidarysiu. Čia x kvadratų man naudingas, dauginu, šitas man nenaudingas, aš žinau, kad jis visada pliusas. Jis man nieko nesudaro, jis neturi x1, x2. Šiaip tai reiktų skaidyti skliaustelius, o tą apatinę aš labai mėgstu naudoti atspėk metodą. Jūs mane žinot, kas mane žino, tai žino. 6 gauti, tai yra 1 kart 6, bandau arba 2 kart 3, išbandau abu variantus, 1 kart 6. 1 kart 6 ir kad minus 5 gauti per pliusą, šitą aš turėjau gauti per daugybą, šitą per pliusą, tai šitam pridedu minusą, šitam pliusą. Čia jau skaičiuoju, seniai pasižiūrėjau x1, x2, tai va matau. Šitas ir šitas yra svarbus, gal paimsiu. Šitie yra svarbus, nu dabar jau visai akys nerodo dabar. Tai reiškia, dedu į šitą. Nu gal, x svarbus yra 0 iš šito. Nu, suprantat. X dar svarbus iš šitos skliaustelių yra minus vienetas. Nu, visus sprendinius, ką tik gaunat ir iš šito šešetas. Sudedat eilės tvarka. Ir tai dar aš turiu paimti spalvas. Kodėl aš turiu paimti spalvas? Nes yra šansas, kad suklys žmogus. Mažiau arba lygu už 0, lygtais norisi visur dėti, ne? Visur dėti, kaip tas vadinasi, užtušuotas. Bet tas, kas apačioj duoda atsakymus, va šituos du, aš negaliu užtušuoti, čia bus paprastas skliaustelis. Šituos du aš negaliu užtušuoti. Jokiais būdais, nes apačia lygu 0 būti negali. Tai dabar sudedu teisingai skliaustelius. Šitą neužtušuoju, minus vienetas, 0 užtušuoju, nes jis viršui. Ir
Šešetą neužtušuoju, nes jisai apačioj. Tada intervalų metodas, jūs žinot, kaip veikia. Šito susidedat ir paimat iš intervalo kažkokį tai skaičiuką ir įstatot ir žiūrit, kas gaunasi. Gerai, aš čia paimsiu, tarkim, aš tik vieną apskaičiuosiu kokį vienetą ir žiūriu. Šitą įstačius čia pliusas gaunasi, tai ten visada bus pliusas, tai man tik apačia rūpi. Į šitą įstačius aš gaunu pliusą, į šitą įstačius statės gaunu minus. Nu tai gaunu pliusą su minusu, ir šitą minusą jūsų skaičiuotuvų skaičiuosit. O jei paimsit kokį septynetą, tai plius bus pliusas, dažniausiai čia skiriasi, ne? Tai aš čia tikiu, kad bus pliusas, o jei minus vienetą paimsiu, tarkim, oi, negaliu minus vienetų, minus 0,5, tai čia bus minus 0,5. Tai čia bus pliusas, čia bus minus, ai, čia irgi nieko nesuprantu. Čia man 2 minusai susidūrė į krūvą, pliusas su minusu. Kažkaip keistai, nu, tarkim. Nu, man čia keistai gaunasi. Ir dabar čia minus 10 kokį nors imu, čia man gaunasi minusas apačioj, čia minusas, nebent aš kažką suvėliau. Man taip gaunasi. Mažiau už 0, tai imk visą šitą, bet 0 irgi gali imti, nesuprantu. Ai, suprantu. Tai aš rašyčiau atsakymą, aš nusifotkinsiu atsakymą, pažiūrėsiu. Dabar aš parodysiu, kame čia bajeris visas. Aš rašyčiau atsakymą visą šitą bendrą nuo minus 1 iki 6, tai wow, koks čia uždavinys įdomus, nuo minus 1 iki 6 rašau atsakymą šitos nelygybės. Va, pasitikrinu, ar jis geras ir paskui aš pakeisiu sąlygą, aš parodysiu, kada tas nulis turės savo įtakos. Taip, teisingai, nuo minus 1 iki 6. Ir dabar pažiūrėkit, kame bajeris. Jeigu šitas būtų buvęs nuo griežtai mažiau už 0, ir šitas būtų neužtušuotas, aišku, tada mano atsakymas va šitos nelygybės jau būtų kitoks. Būtų nuo minus 1 iki 0 ir nuo 0 iki 6. Pajauskit. Wow, koks gražus apibendrinimas, nusifotkinu. Teisingai. 0 negaliu naudot. Kodėl 0 negaliu naudot šiuo atveju, kai aš pakeičiau sąlygą? Nes kai aš 0 panaudosiu, kai čia 0 panaudosiu, mano atsakymas bus kaip ir viso šito daikto 0, o 0 nėra mažiau už 0, tai 0 aš negaliu naudot. Vo, kaip čia. Labai gražu, labai gerai, viskas mums miela ir malonu, mes save kaustomės, pasikaustom ir važiuojam toliau. Apskaičiuok sumą kažkokio, tai čia dalykų. Apskaičiuok sumą. Jeigu žmogus neatpažįsta, kokia čia suma, tada nepaskaičiuos tos sumos, nes jis gali bandyti žmogus, gali bandyti kaip begalybės. Čia, jaučiat, kad jinai begalinė suma. Einam treniruotis. Jeigu čia yra, pavyzdžiui, 12, 6, 3, 1,5, paskui 0,75 ir taip toliau, tai iš karto atsipažinkit, kad tai yra nykstamoji progresija. Kodėl jinai vadinama nykstamoji? Nes kai aš dauginu iš kažko mažesnio nei vienetas, jinai sunyksta tie skaičiai. Ir galiausiai, kai tu sudedi, tai viskas susideda į vieną kažkokį tai skaičiuką. Tai visa šita suma yra nykstamoji progresija. Nykstamosios progresijos formulė, aš atsimenu, man atrodo, formulių lapę jūs turit. P1 tu turi padalinti iš 1 minus Q. P1 tai aš turiu, ne? P1 turiu, kai yra 1/3. Bet Q neturiu, bet Q rasti, prisiminkim formulę, tu antrą padalinį iš pirmo. P2 iš P1. Sudalinam. Minus 1/4 padalinta iš 1/3. Duodam darbo skaičiuotuvui, patys su trupmenom neskaičiuojam, nes dar išprotėsim nuo trupmenų. Tai bus minus 3/4. Viskas, turiu ką įstatyti, ne? Turiu ką įstatyti. Lygu. B1 yra 1/3.
Žinot ką, aš va šitą va ženkliuką darysiu taip. Ir čia įdėsiu, man biškutį akiai maloniau. Vienas, čia, kad įstatysiu minus 3/4, iškart bus plus 3/4. Fotkinu fotometu, tikiuosi supratot visi. Atsakymą aš gaunu 4/21. Aš tokį gaunu atsakymą. Ar tokį įmanoma įdėti į egzaminą? Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Aš tai dėčiau. Nepaprastą dėčiau sumą, o tokią dėčiau. Ar moka fotometas? Nufotkinu aš? Ne, nemoka. Nufotkinau tą, žinot, veiksmą. Nesugeba. Tai turėsit pasitikėti mano atsakymu, o nykstamosios eilutę atpažinkit. Aš atpažinau, nes čia tas Q dar aš jums. Tas Q yra šitą, suprantat šitą užrašą. O jei nesuprantat, tai tas Q yra tarp minus vieneto ir vieneto, tai tada nykstamoji, o vidury Q. Šitą tikrai suprasit. Arba Q tarp minus vieneto ir vieneto. Tada nykstamoji, gal šitą labiausiai suprasit. Va, viskas. Jau tikrai supratot, pamatysit nykstamąją progresiją, bam, sušaudot, panaudojat šitą formulę ir viskas. Q nežinot, sudalinat šitą su šito, bet panaudokit ir minusą. Jaučiat, kad minus kart minus. Kas čia? Išspręskite nelygybę, paskui tik išvestinės. Ir vėl išspręskite logaritminę nelygybę. Aš jau užsiciklinau, bet jūs turėsit su manim sutikt, kad logaritminės nelygybės 100% bus VBA2. Kiti žmonės nemoka, kai čia yra skaičius. tą skaičių galima sulogaritmuot arba aš tai sakiau tokį dalyką daryti. Tu nusirašai vidų, aišku, spotinam, kas mūsų pagrinde. Pavyzdžiui, log 2x yra lygu koks nors 3. Ar suprantu, kaip x rasta, ne? X yra lygu tas mažiukas pakeltas atsakymu. 2/3. Ant šito pavyzdžio ir važiuoju. Tai reiškia, čia mano tas x. Tas x mano čia. X kvadratu plus 5x plus 7. Pagrindas yra mažesnis už vienetą. Iškart pakeičiu ženklą, kad nepamirščiau. Už 0,3 nulinių. X kvadratu, tai čia mano pirmas veiksmas, ne? Atsimenat mūsų taktiką? Pirmas veiksmas, apsimetu, kad apibrėžimų srities nėra. Čiaudžiu. Atsiprašau. Gerai, judam toliau. 5x plus 7 mažiau už 0,3 nulinių yra vienetas. Sprendžiu, šiandien jau stengiuosi rašyti daugiau biškutį eilučių, kad tikrai visi suprastų vienetas į kitą pusę. Kam nuobodu, gali panuobodžiaut. Nulinių. Šitą daiktą vėl mes patiriam tą malonumą kokį. tą atspėk metodo malonumą, man jis labai patinka. Šešetas yra 1/6, bet palaukit, mažu čia net. 1/6 ar 2/3? 2/3, va šiuo atveju bus 2/3. 2/3 ir abiem pridedu pliusą. Šitą per daugybę gavau, šitą per sudėtį gavau. Ne? Jo. Tai reiškiasi iškart intervalų metodu. Šito x1 bus -2. Šito bus -3. Nesąmonės darau. Atbulinį jungiam. -3 tai mažesnis. -3 ir -2. Dabar šaunam parabolę vėl į viršų ir neapsikraunam. Plius, minus, plius. Jei parabolė į viršų, tai plius, minus, plius. Jei parabolė žemyn, tai atvirkščiai. Minus, plius, minus. Gerai, žiūrim, ko nori iš mūsų. Labai nuostabu. Iš mūsų nori viduriuko, man mažiau rašyti atsakymų reikės. Ir ką padaro mokiniai? Jau viskas, džiaugiasi, fanfarų, šauna šampaną. Rašo atsakymas nuo -3 iki -2. Pamiršę, kad reikia atlikti antrą veiksmą ir netgi paskui trečią veiksmą. Atsiminkit su logaritmais gerai. Man labai patinka tą struktūrą duot struktūrą žmonėm, kad jie atsimintų. Ne? Pirmas išsprendžia logaritmą be apibrėžimų srities, antras išsprendžia logaritmas
logaritmo apibrėžimo srity ir tik tada važiuoju. X kvadratu plus 7 daugiau už 0 mes išmokom iš ano uždavinio, ne? Ką mes išmokom? Aišku, kiti tai čia kartojasi, kitiem tai čia nėra kas veikti. Tai, kas po logaritmų parašyta, yra daugiau už 0. Tai, kas po logaritmų parašyta, yra daugiau už 0, visada taip yra, visą gyvenimą. Oh my god, kas čia įvyko? Va dabar tai gali būti reikalų. Jeigu man viskas pranyks, taip smagiai sprendžiau. Gal viskas gerai. Tik tiek, kad mano sprendimo neliko. Ai, tai nieko. Žinot ką, aš jau ten tą sprendžiau, viskas gerai. Tas antras veiksmas, aš noriu parodyti, aš jau matau, ką čia padarė šitie žmonės. X kvadratu plus 5x plus 7 daugiau už 0. Pabandysiu pasikartot. Tai, kas po logaritmo parašyta, visada daugiau už 0, mes pirmą tai išmokom, bet aš jau matau, kas čia padaryta. Aš matau, kad čia diskriminantas, nu, tipo, yra neigiamas vėl. Jaučiat, kad neigiamas vėl. Jeigu jūs į skaičiuotuvą vestumėt, jums skaičiuotuvas išmestų x1 yra ten 1 minus ten kažkoks su ir raidėm, tai čia reiškia diskriminantas mažiau už 0. Pajuskit tą diskriminantą. Diskriminantą skaičiuojam 5 kvadratu 2 5 minus 4 kart 7, ne? 4 kart 1 kart 7 yra minus 3. Ką reiškia diskriminantas mažiau už 0? Tai reiškia, kad parabolė egzistuoja, bet jinai nekerta ašies. Šita parabolė egzistuoja, jeigu jinai šakom į viršų, tai jinai egzistuoja virš x. Tai reiškia, jinai visada pliusinė. Tai reiškia, mūsų apibrėžimų sritis yra nuo minus begalybės iki plius begalybės. Jei manęs būtų paklausę tik apibrėžimų sritis, būčiau atsakęs nuo minus begalybės iki plius begalybės. Tai, ką mes gavom pirmam veiksme, iš tikrųjų ir buvo atsakymas, ką mes ten gavom nuo minus 3 iki minus 2. Va, kaip gražu. Aš ten neatsimenu, ar pakeičiau ženklą, nes čia reikėjo pakeisti. Jau pakeičiau, man atrodo, nes jau ėmiau neigiamus. Viskas gerai. Nu va, mūsų kartojimas, mūsų VBE kartojimas baigėsi, bet man jis labai patiko. Aš tikiuosi, kad kitais kartais aš surinksiu tokių uždavinių, nuolat tokių, man patinka šitie. Čia yra tie uždaviniai, va tokie, va, tie uždaviniai, kur jums duos kokius 15-25 taškus, bet čia yra tie uždaviniai, kur duos 15-25 taškus, gal net daugiau, gal net 30, bet jie yra būtini, aš vertinu juos kaip būtini. Jei kažkas nesugeba kažkurio čia įveikti, nesugeba įveikti, liūdna, jie būtini. Todėl aš nuolat juos vis įmesiu. Kitą pamoką aš vėl kažką įmesiu nestandartiniu, kažką iš edukos, kažką iš knygos, kažką aš mačiau, kad, žinot, mano problema tame, kad aš turiu 11 šįmet, 12 neturiu, aš tos struktūros nežinau 12 klasės, bet aš mačiau, kad yra labai gražus pasiruošimas VBE 2, kaip ir irgi, nes aš suprantu, kad 11 yra, bet mačiau, kad ir 12 yra tokius labai gražus, čia buvau įsimetęs, labai gražus, žinot, kiekvienos temos gale, pasižiūrėkit dabar, va, ruošiamis VBE 2 daliai ir pasakysiu, kuris geresnis. Yra vienas, kur tipo egzaminų sėkmė, tai šitas man nepatinka, jis per sunkus kartais būtų. Egzaminų sėkmė tai grinai iš temos, o tie visi ruošimis VBE daliai jau man patinka. Mūsų tikslas dabar, ne? Taip ir bus judėti su va tokiais uždaviniais maždaug. Ruošimis VBE daliai, tai reiškia normaliai čia šitie knygos sudarinėtojai, manau, kad mūsų ruoš VBE daliai, o ne kažkam kitam. Jaučiat, kad mes jau mokam, apskaičiuok sumą, tai bet čia nenykstamoji progresija, mokėtume, suprastink reiškinį, čia kubinį, man gražus uždavinys, viskas man su juo gerai. Plotų santykį mes šitas, čia kažką šaučiau, tingėčiau daryti. Vėl su moduliais yra, žiūrėkit, mes ką tik tokią lygtį sprendėm, realiai tokią lygtį ką tik sprendėm. Toks uždavinys, jaučiat, kad daug tokių uždavinių, daug. Ir viskas, perinam į išvestinės. Mūsų dar vieną kartojimą, palaukit, mes tą mūsų struktūrą pajaučiam struktūrą, man patinka viską struktūruoti, viską sudėti į vieną
krūvą. Ką reiškia pajaučiam struktūrą? Nes mano struktūra, aš kartojuosi pagal va šitą VB. Aš jaučiu, kad mes va tiek jau tikrai pasikartoja. Nu, trigonometrinės nelygybės, tai čia visų lygas, bet vis tiek aš dėsiu tą trigonometrinę nelygybę, nebijokit, dar mes jų darysim. Aš tikiu, kad jie įdės. Lygti nelygybė nesvarbu. Ir dabar važiuokit. Mūsų tikslas kažkiek pakartot funkciją. Nestipriai, nebaisiai, bet kažkiek, bent jau kažkiek. Tada bus integralai, tada prasideda man šlykščiausi dalykai. Vektoriai, tai iš vis nekenčiu. Erdviniai kūnai. Kaip ir sau, visai patinka ten, nes tu matai Pitagorą ir šitą trigonometriją. Ten realiai apjungta 8-9 klasėje į vieną krūvą. Ir tada duomenys tikimybės vėl man nepatinka. Va šitie tai bus šlykštu. Šitie du man patinka ir aš pastebėjau, kad egzamine neduoda kažkokio kosmoso iš išvestinių. Nu, neduoda. Tiesiog žinok pagrindus, ne? Pastebėjau, kad visada duoda tau surasti, parodysiu uždavinį, visada duoda surasti liestinę. Visada. Pastebėjau, kad visada duoda surasti liestinę. Aš įsijungiu šitą knygą, nes jinai lengvesnė. Galiu įsijungti ir kitą iš tikro. Čia edukaus išvestinis. Gerai, dabar dar kol kas mes einam pasitreniruoti, ne? Pažiūrim, ką aš čia sukūręs, ne? Aš jums įmečiau, ne? Rask išvestinį. Net parašęs, kokiu būdu tu randi, ne? Bet kokio x kažkokiu laipsniu, laipsnis žemyn, laipsnis minus vienetas. Viskas aišku. Čia tas pats parašyta, čia išversta. Vienas iš x, aš atradęs būdą, pažiūrėkit, kokį aš atradęs būdą, čia aprašiau. Tu laipsniui pridedi vienetą, tai x1 tapo x2, pajaučiat? Priekyje uždedi minusą, uždėjau minusą ir laipsnis kart skaičius. Einam pajust antrą uždavinį. Tu laipsniui pridedi vienetą, čia pataps 4. Priekyje uždėk minusą, va čia minusas, ir 3 kart 2, 6. Visada veikia. Aš sukūriau šitą pats. Šitą sukūriau pats, nes visada veikia. Aš sutaupau laiką. Jūs mokykloje, aš žinau, kad jūs x nukeliat į viršų ir gauna tą patį ten, x minus 1 gausis, tada čia patampa minus 2, kai tu iš laipsnio atimi vietą. Ir tada vėl keliat žemyn ir jūs gauna šitą daiktą. Pajauskit, ką aš darau. Aš visada stengiuosi apeiti sistemą, aš visada stengiuosi rasti kuo trumpesnį kelią į, negaišt laiko stengiuosi. Gerai. Ko čia trūksta šitai, ne? Aš matau, kad trūksta daugybos dalybos išvestinės. Trūksta. Sudėtiniai išvestiniai tikrai 100% manau, kad bus. Kaip atpažinti, kad išvestiniai yra sudėtiniai? Jeigu kosinus būtų parašyta čia vietoj žalio x, tada nesudėtiniai išvestiniai. Bet jeigu parašyta kosinus ir viduje parašyta 4x, ne paprastas daiktas, o jau kažkoks tai biškutį mandresnis, tai yra sudėtinė išvestinė. Kaip sudėtinė išvestinė paskaičiuoti? Aš išverčiau čia. Tu paskaičiuoji išorinę, čia galėjau pridėti išvestinę, ir vidinę išvestinę. Žiūrim, kaip čia viskas įvyko. Jeigu kosinusas būtų tiesiog su plyta, kosinuso išvestinė, einu pasižiūrėti į egzaminų lapą, kosinuso išvestinė yra minus sinus x. Ką aš padariau? Parašiau minus sinus 4x, nes čia buvo 4x. Nelindau prie vidaus. Prie vidaus nelindau. Tada kart vidinė išvestinė. O vidinė išvestinė 4x. 4x išvestinė yra 4. Va kaip čia įvyksta. Sudėtinė išvestinė 100% bus, aš manau, neduos paprastutę. Duos kažkokią arba sudėtinė, arba daugybos. Duos arba sudėtinė, arba daugybos. Tai va. O ką čia trečią parašiau? Ir šitą sudėtinė, ne? Kodėl čia sudėtinė? Todėl, kad kaip ir būtų EX, tada būtų nesudėtinė, o EX trečiųjų tai jau sudėtinė. Laukit, aš pasimsiu spalvos ir paspalvinsiu. Jeigu būtų bendras EX, tai būtų gerai, bet aš matau tą vidinę išvestinę X trečiųjų. X trečiųjų išvestinė gausis 3x kvadrato. Mokat paskaičiuoti išvestinės, jau visi turi mokėti, visi privalo mokėti, aš netikiu, kad nemoka kas nors paprastų išvestinių. X trečiųjų išvestinės nemokėti surasti, tai būtų žiauru jo. Gerai, ir dabar trečias naudojimas. Ką aš čia dar? Aš čia lazerinį turiu. Jo, kas naudojamas? Liestinės lygtis yra šita. Dar čia svarbu viskas.
čia jūs turit egzaminų lape, mes šiandien vieną gal rasim. Tas naudojimas, tai čia va pagrindinis dalykas, kas čia parašyta. Tas naudojimas, tai jeigu jūsų klausia min-max, ten visokio didžiausia, mažiausia, tai viskas aišku, surandai išvestinę, prisilygini nuliui, susidarai šitą lentelę ir pažymi plius, minus, plius ir šitas, jūs turit tą muscle memory, tikrai turit atsimint. Einam į uždavinius. Kur mes rasim uždavinių? Čia įsimečiau labai žiaurų uždavinį, čia įsimečiau, aš žinau, iš kur įsimečiau, tik tai galite jūs jau atsiversti knygas, va iš šito. Iš to kartojimo įsimečiau, va. Matot, išvestinis, paskui integralų kartojimas, ne? Truputį pasisprendžiam, tik truputį, bet dar aš noriu, kad daugybus išvestinę aš paliesčiau. Įsijungiu dar atsakymus būtinai. Kiek čia laiko praėjo? Valandą praėjo. Nenoriu aš per ilgai, dabar darysim geriau pamokas dažniau, ne per ilgai, nes paskui aš ir pats nuvargstu, ir jūs nuvargstat. Tai dabar jau tik išvestinės pakartojam ir pasistengsim įveikti šitą žiaurų uždavinį. Tai da čia kažką įsimečiau. Kas čia? Ai, tai gal iš to kartuojam. Gerai, tuoj. Kodėl aš įsimetu atsakymus? Todėl, kad jūs man juos patikrintumėt. Vadovėlių atsakymai. Kuris čia puslapis? Matau, kad aš viską turiu. Puslapis 108. Kartojimas. Progresija, bla, 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 bla. Va išvestiniai, dar integralų. Jums įmesiu į mūsų grupuotę. Mūsų grupuotė yra čia. O Jėzus, tai prirašinėjau. O aš vienas rašinėjau, kai išprotėjęs. Matė filmą Shining, švytėjimas. Kai bičas nuvaro su šeima į... Gal jūs nematė, jūs jau per jauni, ten senas filmas. Kai bičas nuvaro su šeima, vyras nuvaro su žmona, vaikais į tokią kelionę, tipo palsėti, ir jis tipo rašo knygą, jam įkvėpimų reikia. Ir pasirodo filmo pabaigoje, jis ten toj knygoje rašė visą laiką vieną žodį, jis buvo išprotėjęs, paskui su kirviu užsivėjo savo šeimą. Tai va, koks gražus filmas. Gerai, judam toliau. Ras tiesiog išvestinę, ne? Aš gal, žinot, aš gal net paturbinsiu kokį nors uždavinį, nes neįdomu rasti tiesiog išvestinę. Kodėl šitą įsimečiau, kad jūs sugebėtumėt rasti išvestinę. Pavyzdžiui, A dalies. X7 išvestinė, tai F išvestinė nuo X yra lygu. Tada naudojat šitą, atpažinkit, ką naudoti, ne? Laipsnis žemyn, 7x6, čia jums bus biškai neįdomu dabar, plus 2x. O skaičiaus išvestiniai visada yra 0, tai reiškia minus 0 galiu rašyti, plus 0 arba galiu nieko nerašyti. Tai atsakymas. Gerai, dabar ką jūsų gali dar paprašyti? Jūsų gali paprašyti F išvestinė nuo kokio nors vieneto. Tai, kad tai paprašau, va čia galėjau tai paprašyti, bet aš iš pradžių vis tiek suskaičiuoju išvestinę ne nuo vieneto, o nuo x, ir tik paskui įstatau, ne, 7 kart 1 šeštuoju plus 2 kart 1 yra lygu 9. Va, viskas. Dabar įsibandom tą C dalį. Žinot, kodėl įsibandom C dalį? Nes įsibandysim mūsų va šitą. Čia yra triukas. Čia yra mano triukas. Kai yra va šitai apačioj, aš žinau, kad visada taip veikia. Tai reiškia F išvestiniai nuo X. Ir mes pasitikrinsim atsakymus. Aš jum įmečiau tuos atsakymus, pasitikrinsim, ne? Einu tikrinti. Laipsniui pridėk vienetą, ne? Tai susikuriu trupmeną, va dabar šitą kurio, ne? Laipsniui pridėk vienetą. 3, tai dabar 4 rašau x4. Priekyje minusą, uždėjau minusą. Ir laipsnis kart skaičius. 3 kart 1, tai viršui rašau kaip ir 3. Viskas. Pasitikiu šitą programą. Jeigu man jinai veiks, tai aš ploju rankom. Nuostabu tiesiog. Aš taupysiu begalę laiko. Gerai. Dabar šitą žiūriu. Laipsnis plus 1. Tai reiškia, apačioje bus x kvadratu. Priekyje minusas, bet priekyje jau yra minusas, tai dedu pliusą. Ir laipsnis kart skaičius. 1 kart 3 irgi bus 3. Palaukit. Jau, 3. Viskas. Va. Gavau tokį atsakymą ir labai tikiuosi, kad jis teisingas. Tada aš pasitikėsiu šitą taktiką. Jei nors vienas neteisingas, tada nebepasitikėsiu, ne?
tada nebepasitikėsiu šitą taktiką. O jum įmetu įrodyti, kad šitą taktiką veikia, išmokyti ją, aš tikiu, kad, jaučiat. Belia kaip gerai. Iš karto puikiai. Labai labai gerai. Gerai, dar kažką įsprendžiam. Ką dar įsprendžiam? Pavyzdžiui, dalis, su šaknim, bet mes išmokom šiandien labai gražiai viską susivedė, kai tam gražiam filme, kaip aš šiandien minėjau, viskas filme gražiai įsisprendė, tai pas mus labai gražiai įsisprendė, mes išmokom šiandien šitą f nuo x užsirašyti x1/6, tada panaudojam šitą, ne? Ir f išvestinį nuo x, čia kaip ir pagrindai, bet, neblogai prisimint pagrindus. F išvestinį nuo x yra laipsnis, ką sako, laipsnis žemyn, tai 1/6, numetu šitą laipsnį žemyn ir iš laipsnių atimu, tai bus x minus 5/6. Jeigu nenorit gadint, taip ir palikit, bet jeigu norit sutvarkyti šitą, tai suprantat, kad turi tas keliauti visas, kas su minusiniu laipsniu žemyn. Viršui palieku vienetą, apačioj šitą 6 perrašau ir bus x 5/6 nukeliauja į apačią. Dar galima užrašyti gražiau. Kaip galima dar gražiau užrašyti? Apačioje palieku vienetą, čia palieku 6 kart. Prisimenat, ką šiandien sakiau? Apatinis nurodo, kokią šaknis ištraukta. 6 laipsnios šaknis iš x5. Čia skaitosi, va šitas yra gražiausias atsakymas. Šitas yra gražiausias atsakymas. Gerai, šitą dar įsikeliu, nes jau matau įvairių. Va, pavyzdžiui, šitą mane domina, ne? Šitą mane domina, jau tokių tikrai gali duoti. Mane čia yra dominančių dalykų, tai dar įsimetu čia vas. Šitus, tarkim, uždavinius. Ups. Va, yra dominančių dalykų, nes toj lenteliai nėra daugybos išvestinės. Nėra. Mes šiandien nedaug paliesim išvestinių, ta prasme, aš tik noriu, kad jūs mokėtumėt ją rasti, o kitą kartą dar damušim daugiau išvestinių. Va čia iš karto į dalyje, iš karto spotinu, kad čia yra viena funkcija, čia yra x4 funkcija, o čia yra tangento funkcija. Čia yra dvi skirtingos funkcijos. Kai tu daugini dvi skirtingas funkcijas, tu naudoji kitą taisyklę, aš turėsiu įmesti. Jinai yra egzaminų lape, tik jinai keistai parašyta. Yra sandaugos išvestinė. Kaip atrodo sandaugos išvestinė? Aš tai savo pasitikiu taip. A kart B išvestinė, ne? A kart B išvestinė. Ir sudedu A kart B plus A kart B. Aš savo taip ir man atrodo čia uždedu ir čia uždedu. Va šitaip. Va šitaip naudoju kažkaip, taip savo įsiverčiu į tokią kalbą. Ten parašyta f nuo x, o mes taip pasirašom. Tada šita išvestinė, tada f išvestinė nuo x yra lygu. Naudojasiu dabar šito, ką aš čia parašiau. Sako, to geltono daikto skaičiuok išvestinė. Paskaičiuoju. X, 4 žemyną, ne? 4 x trečiuoju. Man sako, tą žalią daiktą perrašyti kart tangentas x. Dedu pliusą. Plius. Sako, dabar tą geltoną daiktą perrašyk x4 kart, o to tangento išvestinė paskaičiuok. Nemoku skaičiuoti tangento išvestinės, einu pasižiūrėti. Ko čia pasižiūrėti? Tangentas. Tangento išvestinė yra 1 iš kosinus kvadratu x. Einu pasižiūrėti, aišku, neatsimenu aš. 1. Tai reiškia, aš galiu dėti iš karto va taip. Arba galiu taip parašyti. 1 iš kosinus kvadratu x. 1 iš kosinus kvadratu x lygu. Kodėl dedu lygų? Nes aš noriu biškutį sutvarkyti, nes čia šlykštoka, ne? Jauskit, kad x4 ir x3 abu savyje turi x3, tai reiškia x3 galiu iškelti prie skliaustus, bet jum nebūtina tvarkyti, atsiminkit. Aš tik tvarkau šiaip saugas. Kodėlgi ne? x3 ir bus 4 tangentai x iš šito lieka, o čia bus plius, viršui parašysiu x, apačioj kosinus
kvadratu x. Nu va, tipo, gavau gražus daiktas, bet jau nelabai tas daiktas gražus. Gerai, ir ką dalies dar noriu paskaičiuoti, žinot kodėl. F išvestinį nuo x dalies k dalis man reikia skaičiuoti tik šito daikto. Tik šito daikto. Kodėl šito nereikia? Kodėl šito nereikia? Nes čia be x, o čia 3pi. Čia yra skaičius. Čia yra skaičius. Skaičius išvestinė yra 0. Nu tai sinuso x išvestinė pasižiūrėsim, man atrodo, sinuso x išvestinė yra kosinus x. Tai čia išvestinė 5 kosinus x. Viskas. Viskas. Aha. Kaži, bandom šitą trečią įveikti, dasimušt su šituo ir šiandien, man atrodo, bus puikiai. Trečio yra atsakymai, ne? Palaukit, kur čia? Čia. Trečio atsakymas tiesiog minus vienetas. Bandom. Bandom, bet aš biškį atsinešiu tą. Jau biškį pavargau pats. Tai atsinešiu po šitų išvestinių biškutį, labiau va šitą dalį. Va, šitą dalį atsinešiu, kad įveikčiau. Tai reiškia, čia šitam uždavinį turim mes kaip ir du lygus. Trigonometrija mums labai nepatinka. Trigonometrija žmonėms nepatinka labai, kas yra normalu. Ir jau iškart matau sudėtinės išvestinės. Dabar būnu atsargus. Žinau, kad atsakymas bus minus vienetas, todėl aš jau dabar tiesiog pradedu daryti. Būnu atsargus. Skaičiuoju kiekvieno daikto išvestinę, bet pastebiu, kad išvestinės ne paprastos, o sudėtinės išvestinės. Tai reiškia, f nuo x man yra duota, f nuo x išvestinė yra lygu, skaičiuoju šito daikto išvestinę. Nu, bandau skaičiuoti. Pasižiūriu. Kosinuso išvestinė yra minus sinus x, bet viduj yra ne x-as. Viduj yra 3x. Ir čia viduj 3x. Tai reiškia, čia jau nebepaprasta išvestinė, čia yra sudėtinė išvestinė. Nebepaprasta. Čia yra sudėtinė. Išvestinė. Todėl, tą šaknį iš 3 perrašau. Jau mano ir kompas biškai pradėjo lagint. Reikia visi išjungti jų. Šaknį iš 3 perrašau. Kart. Stebiu. Tu paimk, sako, išorinę išvestinę. Tai, kaip ir va šito daikto išvestinė būtų, kas tenai kosinus, minus sinus x. Minus sinus x, minus čia į priekį dedu ir man radau minus sinus, bet būtinai 3x. Ir kart vidinė išvestinė. Nu, pajuskit šitą, aš tikrai manau, kad bus, ne? 3x išvestinė yra tiesiog 3, tai kart 3 rašysiu. Nu, čia save pastačiau į labai sunkų uždavinį, gan sunku, nors nebaisiai sunku. Minus tada jau, kai aš pasimokiau, tai šito išvestinį pasižiūriu kaip sinuso išvestinį. Sinuso išvestinį yra tiesiog kosinus x, tai aš ją vertinu kaip išorinę išvestinę. Tai minus sinus 3x kart 3. Šiek tiek aptvarkau šitą situaciją. Palaukit, kodėl čia abudu sinusai? Čia kosinusas turėjo būti. Kosinus. Sinuso išvestinė yra kosinusas. Va šitaip. Truputį aptvarkau, kad man būtų gražiau žiūrėti. Šitą tretą sudauginu su šitu, dabar minus 3 šaknys iš 3 sinus 3x minus 3 kosinus 3x. Štai pagaliau turiu išvestinę. Dabar pasižiūriu, ko manęs prašė apskritai. F nuo pi 6 sudėk su f nuo išvestinė pi 6. Tai aš ką padarysiu? Aš tai atskirai viską skaičiuosiu atskirai. Aš dabar sakysiu f nuo pi 6 lygu. Dar savo paklausiu savęs, o pi 6 kam lygu? Pi 6 tai lygu 108 laipsnių iš 6. Tai bus 30 laipsnių. Tai mano skaičiuotuvas, aš tingiu į radianus versti, dar kiti nemoka. Tai čia kaip ir, aš užduodu darbą skaičiuotuvui, jau dabar man nuliko skaičiuotuvas. Čia mano pagrindinė ta funkcija, ne? Pagrindinė, tai statau į pagrindinę. Šaknis iš 3 kart kosinus
3x, tai 3 kart 39 laipsnių, kosinus 9 laipsnių, ką žinia, 0. Palaukit, neatsimenu. Jo, minus sinus 9 laipsnių, į čia įstačiau, plus 3 šaknis iš 3. Čia yra tiesiog skaičiuotuvo darbas, čia jūs neįsigaskit šitų užrašų, čia yra tiesiog skaičiuotuvo darbas. Fotkinu, su Instagramu fotkinu, fotometas labai panašus su Instagramu. Fotkinu, man suskaičiuok. Aš kaip sakiau, čia man atrodo 0. Čia yra minus vienetas, tai taip ir man išmetė minus 1 plus 3 šaknis iš 3. Plus 3 šaknis iš 3. Labai žiaurų uždavinį pasėmiau, bet nieko tokio. Tada skaičiuoju šitą. O paskui sudėsiu atsakymus. Čia mano kaip ir pirmas veiksmas, mano antras veiksmas. F išvestinį nuo pi iš 6, bet pi iš 6 vertinu kaip 30 laipsnių. O išvestinė, jei gerai paskaičiau, man čia viskas bus gerai. Kaip čia gausis? Minus 3 šaknis iš 3 sinus 9 laipsnių. Suprantat, iš kur gaunasi 9 laipsnių, nes patrigubinu 3 kart 30. Minus 3 kosinus 9 laipsnių. Lygu. Čia yra skaičiuotuvo darbas, jūs galite neapsikrauti. Man atrodo, kad šitą aš galiu ištrinti. Jaučiat, kad šitą aš galiu ištrinti, nes kosinus 9 yra 0. Funkciškai, grafiškai ir taip toliau. Man čia meta minus 3 šaknis iš 3. Trečias veiksmas. F nuo pi iš 6. Ką gavau atsakymą, sudėsiu su F išvestinį nuo pi iš 6. Lygu. Kur aš čia radau tokį uždavinį žiaurų? Aš nemaniau, kad jis toks žiaurus. Daug rašyti, man nepatinka daug rašyti. Šitas atsakymas. Minus 1 plus 3 šaknis iš 3 minus 3 šaknis iš 3 lygu. Šitie du išsiprastina. Minus 1, o aš jau pirmą pažiūrėjau, kad atsakymas minus 1. Bum. Puiku. Puiku. Baisiai gerai. Labai gerai. Ir ta linksma gaida. Aš tai jau pavargau, pavyzdžiui, nežinau kaip jūs, aš biškutį jau pavargau. Ta linksma gaida, šiek tiek palėtėm išvestinės, bet smagi pamoka, man labai patiko ta pradžia. Labai patiko pradžia, aš stengsiuos, kad tokios pamokos ir būtų. Viskas šiandien užteks, nevargstam daugiau, darysim dažniau, bet taip kokybiškai, kuo labiau kokybės. Viskas, iki kito karto, ate. Viso gero. Viso gero. Viso? Mokytojau, gal galėsit pažiūrėti, ką aš... Nu, jūs gal matėt, bet neatrašėt man, tai gal galėsit atrašyti. Pala, šitą išjungiu sustabdyti įrašymą.